Kaip jau minėjome, pas mus šiandien daug garbingų svečių. Dar vienas kolektyvas, kuris atvyko mūsų pasveikinti gimtadienio progą, Alytaus muzikos mokyklos akordeonistų ansamblis vadovaujamas Violetos Ligeikienės. O kol ansamblis susiruoš, paskaitysiu dar vieną ištrauką. Prisiminimai. Mokytoja Aldona Vainilaitė. 1956 metais mokyklą perėmė iš pirmusios mokytojos Onutės Ivanauskaitės. 1958 metais dirbau su 45 mokiniais klasėje. Darbas truko pusantros pamainos. Buvo sunku ir sudėtinga. 2 pamokas vesdavo 2-4 klasėms, likusias 2 vėl 2. Nuo 1962 metų dirbom jau dviese su Severina. Darbas buvo sudėtingas ir dėl kitų priežasčių. Buvo sovietmetis, kad reikėjo griežtai laikytis komunistinės ideologijos principų, tuo pat metu nepamirštant tautiškumo, dvasingumo ir kitų dalykų. Toks ugdymas buvo įmanomas tik per saviveiklos renginius, mokant vaikus dainų, šokių, bendraujant su jais. Ruošiantis darbą reikėjo rašyti pamokų planus. Svarbiausias reikalavimas – kiekvieną pamoką turi būti įtrauktas koks nors politinis elementas, nors tai kartais keldavo juoką. Apie kokią politiką galima kalbėti su pirmoku. Pokalbiai su mokiniais kartais virsdavo anekdotais. Mokytoja, ką darytumėte, jei klasėje eitų rusiukas? Vaikai chorų. Išvytume. Buvome persekiami per religinės šventes. Vieną rytą prieš pat Kalėdas į mano namus įvirto partinį darbuotoją su švietimo skyriaus inspektoriumi, tikrindami, ar nėra papuoštos eglutės. Man pasisekė, eglutės nerado, tik žaisliukus ant stalo, bet ir tie užkliuvo. Toks darbas man nepatiko, tad baigiau 2-mečius medicinos seserų kursus ir palikau mokyklą. Ją iš manęs perėmė Viktoras Kazlauskas. Dabar dar vieną dainelę jums dovanoja vaikų globos namų Spendura autoriai. Kažkur toli yra šalis, ant kalno stovi ten pilis, sakyk, ar nori pamatyti tu ją.